Šį kartą projekto sugrįžimai svečias buvęs vasario 16 gimnazijos mokinys. Populiarios grupės Scam ir kitų įvairių muzikinių projektų dalyvis, aktyviai koncertuojantis Lietuvoje ir užsienio šalyse. Populiaraus muzikinio fabriko Loftas Vilniuje įkūrėjas ir vadovas Viktoras Diavara. 2001 metų Eurovizijoje madingai šokantis su savo grupė Scam, Viktorui Diavarai daug introdukcijos nereikia. Vienerių atvykęs į Malį, visada troško stiprinti savo ryšį su Lietuva. 10 atvykęs į vasario 16 gimnaziją, bendrabučio gyvenimą apibūdino šeimišką ir draugišką. Kaip tu galvoji, kada tu išaugai tą tokį kažkokį liūdesį, tą tokį buvimą atskirai nuo tėvų? Nelabai, aš kaip sakau, aš prisimenu to liūdesio, nes jau nuo 5 klasės tiesiog gimnazija yra tokia vieta, kur yra 100 mokinių iš viso, tai yra daugmaž per pusę mergaitės, per pusę berniukai, bendrabutį gyveni, tai ten yra kaip šeima, iš karto dar buvo mano sesė, mes buvom vieninteliai 2 iš Afrikos, tai tokie egzotiški, tai visi buvo su manim labai draugiški, visi labai mane palaikė. Todėl labai nuoširdžiai dėkojame ir pasitinkame Viktorą mūsų gimnazijos eteryje su Ieva Lieponyte. Projekto sugrįžimai tęsime susitikimus su buvusiais vasario 16 gimnazijos mokiniais. Ir šį kartą leisiu jau pašnekovui pačiam prisistatyti. Sveiki, aš esu Viktoras Diavara, buvęs vasario 16 gimnazijos mokinys. Čia lankiausi nuo 1988 metų iki 1997 metų. Tai čia 9 metus praleidau, išlaikiau abitūrą ir dabar jau virš 25 metus gyvenu Lietuvoje, Vilniuje. Taip. Iš kur ir kada atvykai mokytis čia? Aš atvykau 88 metais iš Afrikos, nes mano tėvas yra malietis iš Afrikos. Žinomas poetas buvo, rašytojas, o mano motina lietuvė. Tai aš gimiau šiaip Lietuvoje, bet dar kol man nebuvo metai, išvykom jau į Afriką gyventi. Tai aš čia atvykau tiesiai iš Mali, iš Malio Respublikos, 88 metais. Jo, mano dar turiu sesę, Gabija Diavara, jinai irgi čia mokinosi, jinai už mane vyresnė. Tai kai aš čia atvykau į 5 klasę, jinai buvo abiturientė, jinai buvo 13-okė. Tai va, dar turėjau ir čia truputį giminės, ir dabar jinai Heidelberge gyvena. Ir, vienu žodžiu, tai mano visa ta gimnazijos kelionė prasidėjo 88 metais. Tavo tėvai, čia biškai gal ne į temą klausimas, tavo tėvai Lietuvoje susipažino ar jau Afrikoje? Mano tėvai susipažino Maskvoje, nes mano tėvas studijavo Maskvoje ir mano motina irgi, nes tais laikais kažkaip tai būdavo. Tai jo, jis pažino Maskvoje, bet po to kažkaip jau į Lietuvą persikėlė gyventi ir tada iš Lietuvos jau į Malį. Bet tu pats nusprendė, kad čia nori eiti, tavo tėvai neprivertė tavęs, Ne, aš tiesiog, kaip minėjau, mano sesė čia lankė gimnaziją ir kai man buvo 6 metai, tai čia buvo tikriausiai 84 metais, 4 metai prieš man čia atvykstant. Mes vykom į Lietuvą močiutę aplankyti, nes jinai sirgo, vienu žodžiu, tai vykom ją aplankyti. Čia dar tais laikais būdavo labai sudėtinga gauti vizą, nes buvo Sovietų sąjunga, tai mes ten vos ne... Nes močiutės jau senai sirgo, bet tiesiog sovietai mums nedavė vizos, tai kažkaip pagaliau gavom ją ir tada atvykom čia sesę pasiimti ir visi kartu vykom į Lietuvą aplankyti močiutę. Tai tada aš pirmą kartą čia buvau per vasaros atostogas, labai patiko, kažkaip užsikabinau ir tada buvo mano svajonė irgi čionais. Kadangi iš tikrųjų tėvai nelabai galėjo sau leisti mus čia siųsti, bet esu labai dėkingas išeivijos lietuviams iš Amerikos, kurie gavom stipendiją, tiek mano sesuo gavo, tiek aš gavau. Ir taip gavosi, kad abudu baigėm čia šitą nuostabią gimnaziją. Pasiteisino tavo lūkesčiai čia einant, nes sakei, kad labai gerą įspūdį susidarei čia atvykęs ir ar jį pasiteisino?
Lūkesčiai, tai aš nežinau, aš atvykau, kai man buvo 10 metų, tai man labai sunku dabar būtų pasakyti, kad aš kažkokių lūkesčių turėjau. Taip, aš manau, kad gal labiau motina norėjo, kad tiesiog, kad mes su sesė turėtumėm, kadangi turim lietuviškų šaknų, tai kad lietuviškai kalbėtumėm, kad tautinius šokius žinotumėm, lietuvių kultūrą, kalbą ir taip toliau. Nes mes Mali, tai mano motina, po to, kai mes išvykom, vienintelis žmogus, kuris lietuviškai kalbėjo, tai mes, tiesiog, tai nenorėjau, kad mes su tą kultūrą užaugtumėm, bet čia jau atvykęs, man aišku, iš Afrikos čia Vokietijoje buvo ganėtinai toks didelis pasikeitimas, bet, man atsiveria visiškai kitokios galimybės, nes, vis tiek ir abitūra vokiška, bet prie to pačio aš čia ir pradėjau groti ir savo, kaip ir muzikinę karjerą pradėjau čia nais ir tiek daug draugų, nes mūsų laikais, kaip čia būdavom, čia buvo moksleiviai iš Australijos, Pietų Amerikos, iš JAV, ne iš viso pasaulio, bet beveik iš visų, ta prasme. Ir dabar, jeigu aš keliauju į Los Andželą, nes praktiškai nesvarbu, kur keliauju pasaulyje, beveik visur, iš kur jie yra, mes vis dar turim tos ryšius ir aš galiu Los Andželę, New York'e, Melburne. Net 20 metų kažko nepamatęs per Facebooką parašiau, aš būsiu, Viktorai, ir ta draugystė tiesiog, nes buvo tais laikais ir daug mokinių, kurie tiesiog tik tai metams atvykdavo, buvo tokia 13 B klasė buvo, tai čia ypač būdavo iš Australijos ir iš Pietų Amerikos buvo moksleiviai, bet tas ryšys net ir per vienus metus jis išlieka visam gyvenimui ir kai jie būna, aišku, nedažnai, bet būna į Lietuvą atvyksta, vis tiek mes susitinkam. Tai tiesiog, aš čia praleidau 9 metus, tai mano čia kaip yra ir antri namai buvo. Tai jau sakai, kad labai daug istorijų gali papasakoti, tai vieną kokią nors įsimintinesnę ir linksmesnę, kad pažadintų ir mumyse visą drąsą išdykauti. Oi, tų istorijų čia būtų, net nežinau, ką čia pasakoti, tokio... Aš tik prisimenu, kad aš iš tikrųjų labai dažnai vėluodavau į pamokas. Ir atsimenu, kad amžinatilsį mūsų direktorius, ponas Šmitas, man sakė, kad jeigu tu taip vėluosi, gyvenime nieko nebus. Tai va, bet kažkaip vis tiek... Ne, iš tikrųjų, mūsų laikais mes labai daug tų nesąmonių čia iškrėsdavom. Bet ne tik tai nesąmonių, buvo labai daug, aš šiaip buvau labai aktyvus, man atrodo, išskyrus ateitininkus, aš praktiškai visur buvau, aš buvau skautas, tautiniai šokiai, choras, orkestras, klasės, kaip ten vadinasi, Seniūnas? Klasės seniūnas, bendrabučio seniūnas, po to mokyklos, ten atsimenu, kažkas buvo, talentų vakaruose, ten jeigu būdavo 20 pasirodymų, tai mes su Vilium iš Scamp pasirodavom bent kokius 8 pasirodymus darydavom ir taip, buvo labai toks aktyvus laikas ir realiai čia, ir atsimenu, kaip su Vilium, iš tikrųjų, kaip susikūrė Scampai, nes Vilius atvyko iš Lietuvos. Pas mane su lietuvių kalba buvo, su gramatika ir taip toliau, tai aš jam padėdavau su vokiečių kalba, o jis man su lietuvių. O jam labai patiko hip-hopas, jis tais laikais ten Snap, Beastie Boys klausydavosi, o aš labiau toks rockeris buvau, aš klausydavosi AC/DC, ten Metallica ir taip toliau. Ir aš ten pajokavau, kad, čia reperiai, pas jūs tik tai gyrėtės, pas jūs apie nieko kito, o jūs rockeriai ten, tik tai girtuokliai ir taip toliau. Ir mes kažkaip, taip, netyčia, atsimenu, su tušinukais bendrabutį ant stalo daužėm ir parašėm ten pirmą dainą, vadinasi, štai mes geriausiai, gražiausiai, maloningiausi vyrai. Buvo tokia kaip roko muzikas su repavimu. Ir taip iš tikrųjų gimė grupė Scamp, kad tiesiog vienas ant kito varėm, kad tas muzikinis stilius, kiek čia buvo prieš 30, šiais metais iš tikrųjų
Grupei Scamp yra 25 metai šią vasarą sukako ir nuo to laiko, kai Erika Jennings prisijungė prie mūsų, o su Vilium lygiai 30 metų, kaip šita grupė susikūrė. Čia pat kambarį, čia matosi, tai va. Tai, kaip suprantu, gyvenimas susiklostė labai gerai baigus mokyklą ir toliau tęsei savo muzikos karjerą. Gal galėtum dar papasakot, ką paskui veikiai baigęs abitūrą? Taip, baigęs abitūrą, aš kažkaip turėjau tikslą grįžti į Lietuvą ir daryti muziką. Ir buvau nusprendęs tam duoti metus ir jeigu per metus nepavyks, tai mano planas buvo teisę studijuoti. Didelis skirtumas, sakyčiau. Jo. Ir tai 97 abitūrą išlaikėm, o 98 vasarą mūsų daina Summertime tapo vos negrojamiausia daina Lietuvoje tą vasarą. Ir taip ir mano gyvenimas pasikeitė, taip ir netapau teisininku. Bet nesigailiu. Ne, nesigailiu. Ir iš tikrųjų, su grupės Scamp išleidom 10 albumų per 10 metų. Laimėjom visą eilę apdovanojimų, ten metų grupė, metų albumas, metų singlas ir taip toliau. Turėjom garbę atstovauti Lietuvą Eurovizijoje 2001 metais, kai vyko Danijoje, tada užėmėm 13 vietą ir tai buvo pirmą kartą, kai Lietuva pateko į 15-tuką, nes tais laikais dar Eurovizijoje buvo tokia sistema, kad šalis, kurios nepatenka į 15-tuką, kitais metais iš viso negali dalyvauti Eurovizijoje. Buvo tokia taisyklė. Tai buvom kaip ir pirma grupė, kuri pateko į tą 15-tuką. Tai ir šiaip su grupė Scamp teko apkeliauti, ne tik šiaip teko visą Lietuvą apkeliauti, tikrai ir kaimelius, miestelius ir dar prieš tai, kai prasidėjo ta jau emigracijos banga iš Lietuvos, tai ten būdavo įmanoma koncertų, aš atsimenu, mūsų turai būdavo 30-35 koncertai per 2 mėnesius. Nes dabar Lietuvoje pagrinde groja Šiauliai, Panevėžys, Kaunas, tik tai didmiesčiuose, o tais laikais galėdavo groti visur. Tai tikrai turėjau garbę visą Lietuvą apvažiuoti, bet ir ne tik Lietuvą, ir keliai nuvedė ir daug išeivijos lietuviams grojam, Airija, Anglija, JAV, nežinau, ir ne tik tai lietuviams, teko ir po viso Europą pakeliauti. Po to šiek tiek vėliau dar Andrius Mamontovas pakeitė tokį projektą LT United. Tai 2006 metais užėmėm 6 vietą Eurovizijos LT United, iki šiol aukščiausia pasiekta vieta Lietuvoje. Tai irgi, man buvo labai didelė garbė būti, nes aš kai čia mokinausi, aš klausydavaus foje, biksai, tai teko būti vienoje grupėje su Andriu Mamontovu, Samu, Marijonu Mikutavičium, su visa ta chebra. Tai ir po to dar kiti projektai pas mane atsirado, dabar iš viso esu vienoje grupėje su Algirdu Kaušpėdu iš grupė Antis, nes aš ne tik muzikantas, bet ir prodiuseris, tai teko prodiusuoti labai daug atlikėjų ir aš prodiusavau paskutinį Antis albumą. Jie tada dar nežinojo, kad čia jų paskutinis albumas, bet jie įrašė ir nusprendė nustoti, ta prasme. Tada po kelis metus Algirdas manęs paprašė, kažkaip norėjo grįžti į sceną ir mes dabar turim vieną grupę, kuri vadinasi Kandis. Yra Kaušpėdas and Diavara, taip išvertus. Tai man irgi yra labai didelė garbė, nes aš užaugau klausydamas ten Ne tau Martynai ir ten visas tas dainas. Tai Ir dar prie to teko prieš 14 metų atidarėm tokį kultūros centrą pavadinimu Loftas. Tai tikrai beveik vienas aktyviausių kultūros centrų Vilniuje. Tai ten yra groję nuo Ellie Goulding, Nicolas Jar, Moderat, Model Selector, nežinau, ten nuo hip-hopo, roko iki įvairiausių stilių. Tai kažkaip iš tikrųjų Lietuvoje labai daug man galimybių atsiveria. Ir dar aš atsimenu, kad kai abitūrą išlaikiau, labai daug kas man sakė, kad kodėl tu į Lietuvą važiuoji, tu durnas ar kas tu darosi, nes
tu turi vokišką abitūrą, gali čia studijuoti, gali bet kur Europoje studijuoti, bet aš kažkaip visą laiką jaučiau, kad mane traukė į Lietuvą ir kad kažkaip visur namai, bet aš tarkim Vokietijoje 9 metus praleidau, bet aš niekada čia nesijaučiau kaip namie. Aš turiu iki šiol mano klasiokai ir taip toliau, kurie čia gyvena ir mes palaikom ryšį ir taip toliau, bet aš tiesiog nelabai mačiau savo gyvenimo čionais. Tai, o Lietuvoje tokie, aš iki šiol vis dar manau, kad Lietuva yra tikrai galimybių šalis, nes pavyzdžiui, kai Skemp atsirado, nebuvo jokios grupės, kuri keliom kalbom, tu galėjai tiesiog kažką visiškai naujo padaryti. Taip ir, pavyzdžiui, mano draugas kažkada sugalvojo, kad reikia pardavinėti kavą įsinešimui ir tai tapo kofeinas. Ir, šiaip iš mano kartos daug žmonių, kurie kažką pradėjo ir po to, ta prasme, sprogo, įsivystė ir taip toliau. Tai aš manau, kad ir iki šiol Lietuvoje yra tokia galimybių šalis, kur galima labai daug ką padaryti. Tai labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šitą kelią. Ir labai džiaugiuosi, kad motina atsiuntė čia į šitą gimnaziją, nes vis tiek tai irgi atveria šitą visą, kaip čia pasakyti, reikalą man. Tai kadangi jau artėjom prie pabaigos, gal norėtum kažką palinkėti visiems, kurie dabar mokosi ar dar mokysi šioje gimnazijoje? Palinkėti aš norėčiau džiaugtis to laiku, kur čia esat. Nežinau, kartais būna, kad taip esi mokykloje ir tavo tas ar anas nepatinka. Man irgi atsimenu būdavo, ar ten konfliktuoji gal su kokiu mokytoju ir taip toliau, bet man tikrai asmeniškai dabar tas laikas, kurį aš praleidau čia, labai su gero emocija prisimenu tiek ir bendrabučių vedėjus, ir direktorių, ir tikrai, ir buvo daug mokytojų, kur šiaip tiesiog labai dabar, čia sakyti, geruoju prisimenu jos, nors gal ir būdavo konfliktų su kai kuriais. Labai linkiu, žinau, kad dabar daug mažiau čia ir lietuvių yra iš Lietuvos, bet vis tiek linkiu susipažinti su Lietuva, nepamiršti Lietuvos, užsukti karts nuo karto ir tą lietuvybės, kaip čia sakyti, ugnelę nešti ir kad ir jeigu ir čia, ir Vokietijoje vis tiek, tai vat. Ir tiesiog nepamirškit Lietuvos. So fine that I can't deny, giving a while, we could spend some time and see.